Gerbiama komisarė, Europos Komisijos sprendimas, kuriuo autorizuota nauja genetiškai modifikuotų kukurūzų veislė, yra dar vienas arogancijos pavyzdys. Atkreipiu jūsų dėmesį, kad minėta nauja kukurūzų veislė yra hibridas anksčiau autorizuotos veislės 603, kuri yra liūdnai pagarsėjusi dėl prancūzijos mokslininko Seralini tyrimų. Jis nustatė, kad šis GMO laboratorinėms pelėms sukėlęs daugybinius negalavimus ir auglius. Bandyta paneigti šio tyrimo išvadas. Prie kritikos bangos prisidėjo ir Europos maisto saugos agentūra. Tačiau dviejuose Paryžiaus teismuose lapkričio 6 ir lapkričio 26 dienomis mokslininkas apgynė savo garbę. Todėl Europos komisija turėtų rimčiau vertinti potencialius šių GMO pavojus žmonių ir gyvūnų sveikatai. Palaikau šią Europos parlamento rezoliuciją ir kviečiu Komisiją pagaliau pradėti dirbti ne prieš Parlamentą, o kartu su juo. Ačiū. Merci. Ceci conclut le catch the eye, et nous venons vers vous, Madame Bieńkowska. Thank you very much, Madam President, honourable members. First of all, let me say that of course I will transmit all of your remarks, all of your concerns to Commissioner Andriukaitis, to